1-1. Oi. O man prie to užtrauktuko prisiseks ar kur? 1-2. Porasitylė. Labas, pagaliau prisiruošėm padaryti video apie New Yorką ir atsakyti jūsų klausimus. Aišku, kad jums labiausiai rūpi piniginiai dalykai, kiek kainavo bilietai, kiek kainavo viešbutis, kiek kainavo mano kelionė į New Yorką. Tai šitus klausimus mes šiandien jums ir atsakysim. Ačiū labai, kad žiūrit, kad komentuojat, nepamirškit ir prie šio video parašyti komentarą, paspauskit like, share, subscribe, prisijungkit prie mūsų Instagrame, TikTok'e, Facebook'e ir būkit su mumis visur kartu. Mums tikrai labai patinka keliauti, mes norim keliauti ir dalintis to turiniu su jumis, padėti jums pasiruošti savo būsimai kelioniai, būsimam pirmam nuotykiui, kad ir į New Yorką, apie kurį mes šiandien kalbam. Taigi, jeigu jūs norėtumėt prisidėti prie mūsų kelionių, tapti mūsų draugais, partneriais, rėmėjais, tai parašykit mums, mes būsim jums už tai labai dėkingi. O dabar einam prie reikalų. Taigi, 6 dienų kelionė New York'e, įskaitant lėktuvų bilietus, viešbučius, lankytinus objektus, maistą ir kitas pramogas, man kainavo $1600. Ką aš veikiau? Ką aplankiau, kur tuos pinigus išleidau, galit pamatyti mūsų video vloguose po New Yorką. Ten jums papasakosiu apie lėktuvo bilietus, ten jums papasakosiu apie lankytinas vietas, ten jums papasakosiu apie maistą dar detaliau ir padėsiu jums susiplanuoti savo maršrutą bei pasiruošti pirmai kelioniai į New Yorką. O dabar pereikim prie klausimų, kuriuos jūs dažniausiai uždavėte. Taigi nemažai iš jūsų, kas klausėt, kada geriausias metas keliauti į New Yorką. Pagrindinis sezonas prasideda kovo mėnesį, tai yra visas pavasaris, vasara ir ruduo. Bet reikia nepamiršti, kad tada tiek skrydžių kainos brangiausios, tiek viešbučiai brangiausi, daugybė turistų, ilgos eilės prie lankytinų objektų ir taip toliau. Tad geriausias laikas, manau, yra tada, kada jūs patys nusprendžiat keliauti į didįjį miestą. Aš esu buvęs rudenį ir žiemą, vadinamoju low season laikotarpiu, kai oras nėra toks geras, bet pigus lėktuvo bilietai, mažos eilės prie lankytinų objektų ir nebrangus gyvenimas New York'e. Jeigu galima jį pavadinti nebrangiu. Taigi, iš tikrųjų, į New Yorką galima keliauti ištisus metus. Viskas priklauso nuo to, ar jūs pasiruošę po vieną didžiausių pasaulio miestų vaikščioti su skėčiu, o gal žieminiais batais, ar visgi norit keliauti tada, kada oras vasariškas. Daug kas iš jūsų klausia, kiek laiko reikia kelioniai į New Yorką. Tai yra, kiek laiko reikia praleisti New York'e tam, kad galėtumėt viską pamatyti. Tai pačiam pirmam kartui aš rekomenduoju savaitę laiko gyventi Manhatano centre ir tuomet tikrai spėsit pamatyti pagrindinius miesto objektus, paragauti maisto, aplankyti vietas, kurias esat matę serialuose ar filmuose, bei pajausti, kas yra New Yorkas. Jis yra toks didžiulis ir jame tiek visko yra daug, kad aišku, kad nei savaitės, nei mėnesio, gal nei metų nebus gana, kad pamatytumėt viską. Bet savaitės laiko tikrai užteks, kad galėtumėt suprasti, ar patinka ar ne jums šis didis pasaulio miestas. Kitas dalykas, kai jau nusprendėt, kad keliausit į New Yorką, pasirinkot laiką, tad jums reikia lėktuvo bilietų. Jų, aišku, ieškosit internete, aš dažniausiai renkuosi Skyscannerį ir ten pasirinku mėnesį, kada planuoju keliauti ir žiūriu, kokios kainos. Taigi, jeigu galvosit keliauti žiemos laikotarpiu, lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, kovas gali irgi dar įsiskaičiuoti šitą laiką, lėktuvų bilietų kainos į abi pusės svyruos nuo 3 iki 400 eurų. Jeigu nuspręsit keliauti pagrindiniu high season laikotarpiu, tai yra, kada oras saulėtas, daugiausia turistų ir kada visi atostogauja, lėktuvų bilieto kainos į New Yorką pirmyn atgal kainuos nuo 6 iki 700 eurų. Taip pat dažnas jūsų klausimas buvo, per kokį miestą ar per kokį oro uostą reikėtų skristi į Jungtines Amerikos valstijas. Kaip žinia, tiesiogiai iš Lietuvos niekaip kol kas bent jau neįmanoma nukeliauti, tai dažniausiai jūsų persėdimas bus Frankfurte, Helsinki, Stokholme
arba Varšuvos oro uostose. Nėra didelio skirtumo iš tikrųjų, su kokiom oro linijom skristi ir kokiame oro uoste persėsti. Labiausiai galbūt aš rekomenduočiau atkreipti dėmesį į skrydžio laiką. Tai, kad jūsų galutinis taškas, tai yra jūsų tikslas Niujorkas, būtų pasiektas vėlyvą popietę arba vakare. Na, bent jau iš mano asmeninės patirties, skrendant jau persėdus kelyje link Niujorko, aš lėktuve mėgstu žiūrėti serialus, filmus, nedaug laiko praleidžiu miegodamas, tad planuoju savo kelionę taip, kad į Niujorką atvykčiau vakare. Tada manęs laukia kelionė iki viešbučio, lengva vakarienė ir galiu tiesiai keliauti į lovą. Tada labai lengvai išgyvenu laiko skirtumą ir pradedu kitą dieną. Jeigu jūs esate tas žmogus, kuris mėgsta įlipus į lėktuvą miegoti, na, tada tikriausiai jums reikėtų planuoti kelionę taip, kad į Niujorką atvyktumėt dienos metu išsimiegoję lėktuve. Taip pat geras patarimas turėti savo kompiuteryje ar telefone įsiinstaliavus VPN-ą. Dėl to, kad renkantis ir ieškant lėktuvų bilietų, jis padės jums sutaupyti kartais 10, 20, o gal net daugiau dolerių ar eurų, pasirinkus jog bilietus perkant būdami ne Lietuvoje, o pavyzdžiui, tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose. Taigi, kai jau nusprendėt, kada keliausit, kai jau turit lėktuvo bilietus, nepamirškit ESTOS, tai yra elektroninės vizos, elektroninio leidimo tam, kad pakliūtumėt į Jungtinės Amerikos valstijas. ESTA užpildysit paprastai internetu, štai šiuo adresu. Paprastai šis leidimas patvirtinamas per 24 valandas, kartais net ir greičiau. Jis galioja 2 metus ir suteikia jums galimybę legaliai, oficialiai lankytis Jungtinėse Amerikos valstijose 90 dienų. Nepamirškite, jog tai yra turistinis leidimas. Tai yra, jeigu galvojat, jog su tuo leidimu nukeliavę galėsit susirasti darbą, studijuoti ar užsimti dar kokią nors kitą veiklą, tai tikrai ne. Galėsit tik tai keliauti. Viešbutis. Labai pasisekė. Mes susiradom viešbutį pačiame Manhatano centre, realiai 50 metrų nuo pagrindinės Times Square aikštės. Tai buvo Edisono viešbutis, įdėsiu komentaruose nuorodą iš tą viešbutį, gal ir jums pavyks užgaudyti gerą kainą. Dėl to, kad mes už 5 naktis su pusryčiais 3 žmonėm mokėjom $1600. Galbūt skamba kaina didelė, bet kai padalinam iš 5 naktų, gaunasi naktis $320 ir tai yra už 3 žmonių nakvynę. Tai vos kiek daugiau negu $100 už naktį Niujorko centre. Nežinau, ar dar kažkur įmanoma surasti tokią gerą kainą, bet vėlgi primenu, ieškodami viešbučio per Booking sistemą įsijungti VPN-o. Pasirinkit Jungtinės Amerikos valstijas, pasirinkit Kanadą, pasirinkit kurią nors kitą Europos šalį ir pažiūrėsit, kaip stipriai skirsis viešbučio kaina. Mums tokiu būdu pavyko sutaupyti net kelis $100. Dažna klaida ir gal klaidingas džiaugsmas žmonių besiruošiančių keliauti Jungtinės Amerikos valstijas būna tas, kad jie randa labai pigius skrydžio bilietus. Na, tikrai gerai paieškojus ir užtaikius galima žiemos periodu rasti bilietus už 300, o kartais net €270 į abi pusės. Bet nereikėtų apsigauti, nes skrydžio bilietai į Niujorką bus pati mažiausia jūsų kelionės išlaidų dalis, dėl to, kad pats Niujorkas yra velniškai brangus miestas ir didžiausias jūsų išlaidas sudarys būtent gyvenimas ir kaina už nakvynę Niujorko mieste. Jeigu keliaujat pirmą kartą į Niujorką, aš jums rekomenduoju apsistoti kuo arčiau Manhatano, o jeigu leidžia jūsų kišenė, gyvenkite pačiame Manhatano centre. Būtent tada jūsų visi lankytiniai objektai bus šalia, jūs sutaupysit laiko, jums nereikės daug kelionių metro, galėsit viską pasiekti pėsčiomis ir taip pamatysit kur kas daugiau. Niujorkas yra didelis miestas, tad net ir būnant pačiame centre, nuo vienos iki kitos vietos reikės nemažai paeiti. Tam puikiai čia pasitarnaus viena didžiausių pasaulio metro sistemų. Niujorke metro veikia visą parą ir juo patogiai, greitai galėsit nukeliauti į bet kokią Niujorko vietą. Tai naudokitės drąsiai, turėkit metro kortelę arba tiesiog
išmaniajame telefone atsisiuntę programėlę, priglaudę telefoną atsiskaitysit ir galėsit keliauti po visą New Yorką kiaurą parą po žemę. Kiek kainuoja pavalgyti New York'e? Čia kainos gali būti pačios įvairiausios. Viskas priklauso nuo to, ko jūs norit. New York'e galite rasti nuo gatvės užkandinių iki prabangiausių pasaulio restoranų. Tokių vietų New York'e darosi vis mažiau, nes viskas brangsta, tai picos po 99 centus New York'e tokia kaip ir legenda, tradicija, bet man pavyko tokią vietą rasti. Ta prasme, labai gerai. Nepamirškit, kad yra privalomi arbatpinigiai. Jeigu Lietuvoje pas mus jie tik rekomenduojami arba duodami ir palikami laisva valia, tai Amerikoje ypatingai turistams atnešdami čekį jie net apibraukia sumą, kurią jūs turėtumėt ir kurią privalot palikti arbatpinigių. Tai dažniausiai būna 20% nuo jūsų sąskaitos bare. Planuokit, kad jums reikės, maždaug $100 vienai dienai. Čia aš kalbu apie tai, jeigu dalį savo kelionės laiko vaikščiosit pėsčiomis, dalį naudositės metro paslaugomis, jog per vieną dieną aplankysit vieną lankytiną objektą, kuris reikalaus iš jūsų papildomų išlaidų, tai yra arba muziejus, kurio kaina, svyruoja apie $30, arba tai bus kokia nors apžvalgos aikštelė, kur kaina gali būti apie $50. Žinoma, visą laiką galima išleisti ir daugiau, tai nėra problema lankantis New Yorko mieste, bet jeigu gerai planuosit savo laiką ir nenorėsit labai taškytis pinigais, tai $100 vienai dienai jums tikrai turėtų užtekti. Čia ir čia rasit mūsų epizodus iš kelionės po New Yorką, kuriuose pasakojam apie lankytinus objektus, dalinam patarimus, pasakojam kiek kas kainuoja ir kada jums ten reikia būti. Tai pažiūrėkit juos. Video aprašymuose rasit ir mūsų kelionės žemėlapį, kuriame jums lyg ant lėkštutės bus suplanuota visa kelionė į New Yorką. Jums bereiks tik išsirinkti, kuriuos lankytinius objektus jūs norit pamatyti. Tai, ką privaloma pamatyti New York'e, tikriausiai žino net ir tie, kurie niekada daug šituo miestu nesidomėjo. Tai yra Laisvės statula, Bruklino tiltas, Times Square aikštė, gamtos istorijos muziejus, centrinis parkas ir daugybė kitų lankytinų objektų. Tai šitą sąrašą rekomenduoju pasidaryti dar prieš keliaujant į New Yorką, dėl to, kad yra vietų, į kurias rekomenduoju jums bilietą įsigyti iš anksto, nes tiesiog būnant pačiame New Yorko mieste ir sugalvojus, kad šiandien arba rytoj noriu pakilti į Rockefellerio apžvalgos aikštelę, bilietų gali tiesiog nebūti, ypatingai tas aktualu tiems, kurie keliausit labiausiai turistiniu sezonu. Dar vienas klausimas iš jūsų, ar geriau keliauti su agentūra, ar geriau keliauti į New Yorką pačiam. Vėlgi, jei paklaustumėt manęs, aš atsakyčiau, kad tikrai reikia keliauti pačiam, bet yra žmonių, kurie galbūt nemoka kalbos, galbūt nepasitikė savo jėgom, galbūt pirmą kartą gyvenime apskritai keliauja taip toli, tai jie tada nori ir renkasi kelionę su agentūra. Kas nėra blogai, tik reikėtų įsivertinti, kad jums ta kelionė kainuos finansiškai kur kas brangiau, jūs busit įpareigoti laiko tarpuose, tai yra negalėsit viename ar kitame objekte praleisti laiko tiek, kiek norit, galėsit praleisti tiek laiko, kiek jums bus leista tame objekte praleisti. Iš kitos pusės jums nieko nereikės rūpintis, jūs nuskraidins, jūs nuveš į viešbutį, jūs nuveš į visus lankytinus objektus, jums apie viską papasakos, jums beliks už viską mokėti ir mėgautis vaizdais. Jeigu keliaujat patys, viskas priklauso nuo jūsų. Jūs patys planuojatės maršrutą, patys nusprendžiate, kur valgyti, kada valgyti, kur keliauti, kada keliauti. Jeigu nusprendžiat dieną pailsėti, galit nieko neveikti, tai esat savo laiko ir savo plano viršininkai, tai aš mėgstu tokias keliones, jums rekomenduoju irgi nebijoti, svarbiausia yra planuoti ir gerai pasiruošti. Tai
įsivertinkit šiuos du būdus, padėkit ant svarstyklių, pažiūrėkit, kur yra daugiau pliusų, kur minusų ir pasirinkit taip, kaip jums būtų geriausia. Ačiū, kad žiūrėjot. Video komentaruose rasit nuorodas į mūsų TikToką, Facebooką, Instagramą, į mūsų video, kuriuos mes jau prieš tai jums parodėm. Jeigu nematėt, pažiūrėkit, susipažinkit su New Yorku. Ir komentaruose būtinai parašykit, kur norėtumėt, kad mes nukeliautume kitą kartą, kokią šalį ar kokį miestą norėtumėt, kad mes jums parodytume ir kur jūs planuojat savo kitą kelionę. Viskas, keliauk paprastai. Taigi, nepamirškit paspausti like, share, subscribe, širdutę ir viską, ką įmanoma, pakomentuokit, o mes pradedam. Gal jau kaip šlikas, o mes pradedam. Labas, pagaliau susiruošėm. Dan. Ačiū. Viso gero. Reikės varyti į Maroką.